mes, kai vaikštom po miestą, tu niekad manęs per pečius neapkabini. Todėl, kad mes vedė 13 metų. Tai ką tu nori pasakyti, kad savo žmonos net nebereikia apkabinti? Aš vaikštau visą laiką, kai viena pati, kai svetima būčiau tą miestę. Tai nebe medaus mėnuo yra. Ką ne medaus mėnuo, vis tiek tu turi parodyti savo meilę žmonai, ją apkabinti, priglaus, kad taip saugiau, šilčiau jaučiaus. Pažiūrėk, visi kiti irgi vaikšto susikabinę. Tai nebe paaugliai esame mes. Nu, kas, kad ne paaugliai, vis tiek aš noriu, kad tu prisiglaustum prie manęs, kad aš tokia... Čia vyrai tik tais apkabint, kai nori moterį suvilioti, o mes jau vedė. Tai ką tu nori pasakyti, kad aš tau net neberūpiu, tau net nebereik manęs nei suvilioti, nebereik nei dėmesio man parodyti, kai svetima kokia, kad būčiau. Ai, tai dar plus noriu pasakyti, kad tu kitos moteris tau rūpi. Ne prie ko čia dabar kitas moteris? Kodėl dabar tu lygio... Taip, prie ko, dėl to, kad mes atskirai vaikštom. Kodėl tu lygioje vietoje vedė spektaklį? Kokį spektaklį? Tai tu pats ką tik pasakai, kad tu svetimos moteris rūpi. Prie ko čia svetimas moteris? Nepatogu kelionėse vaikščioti. Ką nepatogu? Tai tada iš viso atskirai ir vaikščiokim. Aš eisiu ir viena pat ir be tavęs, koks mes skirtus vis tiek tu manęs net neprisiglūdi. Nu, gražiausiai.